Jeigu piras naudojamas stoge, viduje, kaip apšildymo medžiaga, yra būtina ir labai svarbu klijuoti sandarinimo juostus. Kadangi namas, stogas iš vidaus turi būti ideali garo izoliacija. Kitokiu atveju, jeigu tik tai menkiausios yra nesandarumas, šiltas oras eina į apšildymo sluoksnį, ten kur šaltesnė vieta kondensuojasi ir į vandenį ir būna labai blogai. Neišgelbėja, frezavimas vis tiek šiltas oras randa vietą. Tai tą garą sustabdo iš esmės tą foliją, kuri yra užklijuota ant piro, o ties siūlėm jinai yra nutraukiama. Tai dėl to mes turim sujungti foliją su juosta. Ir reikia naudoti kokybiškas, nes čia ta vieta, kurios, jeigu atsiklijuos tą juostą, tai jūs jau po apdailą tenai nei matysit, nei žinosit, tik tai pajausit, kai pradės lašėti tas kondensatas. Čia yra svarbu. Jeigu iš lauko vėjo izoliacija, tai bus nesandari ar ten atsiklijuotos juostos nukris, tai kaip ir nieko labai blogo neatsitiks, tiesiog daugiau įpūs vėjo, mažiau šilumos, bet iš esmės nieko labai blogo nebus. O garo izoliacija tai labai svarbu.